Žodžiu, praėjo savaitgalį, praėjo tokios smagios išeiginės. Oi, vėjas pučia, čia jaučiu, nieko nesigirdės, ką kalbu, reikia eiti į vidų, nes kameras tuo garsiakalbiu. O, papa. Kalvai. Ką? Kalvai. Einam į pardą. Ateik. Tai žodžiu, praėjo visi smagieji ir nesmagieji savaitgaliai, tai nekėliau video. Nebuvo kada prie kompo prisėsti, vis vaikai sėdi prie kompo, nu ir žodžiu, kas čia skraido. Ir žodžiu, dabar reikia daug tvarkytis namuose, daug šveistis, plauti viską. Ir dabar ruošiame su Tomu varyti iki parduotuvės, nes noriu nusipirkti miltų. Netgi miltai namie baigėsi, o nusipirkau kepenėlių baulenkiniai. Paklausiau mamos, kaip reikia jas kepti, nes neatsimenu, kada kepiau. Ir iš vis ar esu kepus kepenėlės. Gali būt, kad ne. Tai va, mamos paklausiau, kaip. Ir eisiu dabar... Ait šortus susidėti. Eisiu dabar išsikepsiu, valgyti padaryti. Po to turiu gerų filmų, kurių noriu pažiūrėti. Ir po to dar reikės prisėdus prie kompo, jums parodysiu kelis, kurie man patiko ir kuriuos jums norėčiau parekomenduoti. Nu va, žodžiu, dabar ilgai neplepu, einu ruoštis, nes dar kavos reiktų išgerti. Rytas toksai po visų barbekių. Gerai, susimatysim. Noriu šiandien jums suredaguoti filmuką. Žinot, įkėliau į Facebooką filmuką ir man paklausėt, kada bus ir parašiau jau rytoj, tai vat šiandien, kad bus filmukas, tipo, kad įkelčiau. Ir niekas man neleidžia prie kompo prieiti. Abu kompai užimti. Būsi geras, leisi mamai? Atsakyk. Leisi? Leisi, gerai. Ir tu leisi, jo? Tom, Lukai. Leisi prie kompo? Nu va, kokie geri vaikučiai į kamerą. Sakė, leis. O kai pasakau, nu jau bėkit nuo kameros, sulauksi tu iš jų leidimo. Tai va, žodžiu. Oi, uždaryti vartai. Gerai. Einu plauti indus ir einu redaguoti filmuką. Kur popa? Kur popa? Karšta? Einam kepurę užsidėti? Ne? Tu murzinas, reik praustis. Einam tečio paprašysim, kad baseiną pripiltų. Einam? Ne? Einam? Lėktuvas skrenda? Nežinau, nesimato. Nu ką, varom į parduotuvę. Nežinau dar ko pirksiu, bet kažko tai skanaus noriu. Galvau, ledų pasimsiu. Iki pardos, oi, koks vėjas pučia. Taip karšta. O einu sau su suknyte. Papačią šortų susidėjau, jeigu papūs vėjas. Bet taip karšta, o vėjas didelis pučia. Nesuprasi. Jo, gerai, lėkiu iki pardos, susimatysim. Va, grįžau iš pardos ir pasiėmiau, nu aišku, čia tai jau reikėjo batono. Ant rytojaus į darbą energetinio. Žinau, kad daug kas sakot nesveika, bet man kažkaip tai ryte reikia. Pirmiausia, kavos puodelį išgeriu, o paskui per pietus, ten per pertraukas visada geriu energetinius. Ir pasiėmiau ledų tokie su medumi. Pirmiau ėmiau su tokiais gabaliukais, kaip tie zefiriukų tokiais, o čia toksai su medum, tai pašviesim. Čia vaikam Kinder kažkokie nauji, tokių nebuvo dar, nebuvau mačius su Lazdyno riešutais. Ir 2 žurnalus, kaip visada. Ne kaip visada 2, o kaip visada žurnalą. Tai vienas Meiks, priima Meiks visokių darbelių gamint, o antro negalėjau atsispirti. Nerimo žurnaliukas ir va dar papildomi vašeliai, galvoju, niekada nebus per daug vašelių. Norelis tai pasaka. Guliu, deginuosi, toj varysiu Luką paimti iš mokyklos. Galvau, batų reikia eiti nusipirkti, nes taip ir nebuvau mieste tada.
Bet toks geras oras, gal niekur neisiu šiandien, bus tik chill out, tyliai, ramiai gulėsiu ir deginsiu. Nes praneša, kad po savaitės, kito ta prasme savaitė, vėl nebus karščių. Taigi reikia dabar mėgauti saulute. Gavau sintinuką ką tik ir norėjau su jumis pasidalinti, ką gavau, gavau nuo Agnės, kaip žinot, aš su jie jau seniai susirašinėjau, čia jau mūsų trečias gal ar ketvirtas apsikeitimas laiškais. Ir kada taip karštą dieną norėjau priminti jums ir pasakyti apie labai gerą dalyką, kuris pas mane vasarą būna numeris 1. Tai iš Faberliko Ice Stream ledinis vandenukas, ledo purškiklis, kaip kas vadina. Žodžiu, ledinis vandenukas. Jį įsidedu į šaldytuvą ir per naktį laikau, o dieną rankiniai nešioju su savimi arba vakur einu vis purkšt. Ir ant makiažo galima purkštis ir vakare, pavyzdžiui, vietoj toniko galima naudoti, žodžiu, nepamainomas dalykas, labai geras. Ir kada karštą dieną, kad mūsų oda nedžiūtų, nekeptų, viską vis tokį turėti ir pasipurškinėti yra super duper, tikrai rekomenduoju, pasižiūrėkit, nebūtinai iš šitos gal firmos, ne jums patinka iš kitur, bet va tokių vandenukų tai būtinai reikia turėti ir tai yra man tai, nežinau, kiekvienos vasaros pagrindinis dalykas, numeris 1. Na, o dabar šokam prie sintinuko laiškiuko. Taip, gavau nuo Agnės, net nežinau ką. Aha, kažkokią knygą matau, ar užrašavkę. Taip, pirmas dalykas, Trečioji akis, pasakojimas apie mistinį savęs atradimą. O, Dieve, kaip man tokios knygos patinka. Štai tokia knyga. Šioje knygoje autorius teigia, kad bemaž kiekvienas būdamas aiškios sąmonės gali keliauti astraliniu lygmenį ir visiškai valdyti padėtį. Tačiau tam reikia praktikos ir gero mokyto. Man kaip tokios patinka, pas mane pilna tokių yra. Oi, bet būtent šitos tai tikrai neturėjau ir mes su ją kalbam įvairiom temom labai. Ir va, matau, kad super duper. Miela Evelina, su gimimo diena, tikiuosi šis pasakojimas tave užburs taip, kaip ir mane, gero skaitimo. Kaip smagu. Ačiū, Agne. Kaip fainai skaitysiu. Su gimtadieniu sveikina. Praėjo mano gimtadienis. Ačiū visiems už sveikinimus, žinoma. Labai daug sulaukiau šiais metais. Taip, toliau yra laiškelis ir pagaliau storas, daug prirašyta. Turėsiu dabar ką veikti. Atsigulsiu degintis tau ir skaitinėsiu. Super duper. Ir pažiūrėkit, toksai maišelis ir pilnas gerybių įvairiausių. Vau, kaip fainai, ką žiūrim. Taip. Va, visokios kortelės, užrašai, tagai. Tokius mėgstu, va, laiškelius, va, kai susirašinėjau viską, tai super duper. Nakleikytės labai fainos. Oho, kas čia ekolinija, šampūnas. Šampūnas su ramunėlėmis, atstatantis kažkoks įdomus. Toliau ekolinija kaukė. Oho, taip pat atstatanti. Štai tokie. Kaip įdomu, nieko nesu bandžius. Skonis ir kvapas. Arbata, kava saldumynai, žalioji arbata. Genmalcha. Geriau neskaitysiu. Genmaičio. Kažkokia tokia žalioji arbata. Kaip įdomu. Fainai. Super duper. Dabar, kaip ir sakiau, daugiau šokų ne prie kavų, bet prie arbatų. Reikia, sakau, tų kavų mažinti. Toliau skrap. Šveitiklis. Veidui, su kavos popelėmis matau ir, ne, čia tik parodyta kavos, taip, kavos su persikų aliejukų, persikų tais ir aloe vera. Štai toksai. Super, kiek daug viską išmėginti galėsiu naujo. Kaip fainai. O aš vis bijau, kad va tokių skysčių negalima siųsti. Bet, kaip matau, va, siunčia ir neprisikabina. Prie manęs labai dažnai prisikabina ir vis bijau, netgi mažą kiekį. Taip, ir čia net nežinau, kas kaukė bus. Ta, kur medžiaginė. Taip, medžiaginė kaukė, čia va parodyta ir štai tokia. Pirmą kartą matau irgi su bananais, gal bananinė. Kaip įdomu, faina, gal ir kvepės bananais. Tai štai tiek gėrio gavau. Ir labai dabar lėkiu, noriu paskaityti laiškelį ir skaitysiu knygą. Na, super duper dienelė. Saulytė šviečia, geras oras, degintis gali ir dar tiek dovanėlių išmėginti gali. Super duper. Na ką, aš atsigaivinu ir lėkiu toliau degintis.
šiandien dar buvo Renata ryte atėjus, paplėpėjom, sako, Evelina, tu ką jau filmukų nekuri? Sakau, nu, kad ne, dar kuriu. Sako, aš jau nuo vasario mėnesio nemačiau tavo filmukų. Sakau, sako, negaunu jokių kad pranešimų, kad tu dar kuri. Sakau, parodyk telefoną, pažiūriu, jinai nepaspaudus varpelio. Taigi dar kartą priminimas, jeigu kas nors, pavyzdžiui, kokio mylimo youtuberio nematot filmuko, ar ką, tai pasitikrinkit, ar tikrai paspaudėt varpelį, nes būtinas dabar dalykas YouTube'ai ne tik, kad paspaus subscribe, prenumeruot, bet ir dar varpelį. Tik tada jums ateis pranešimai, kad įkėlė filmuką YouTuberis. Kamuolį pametėt? Nu tai nerasit. Va, o dabar su Laura einam pasivaikščioti. Edgaras ištempė, sako, einam čia nais prie sporto tokių įrenginių, va, mokyklą griauna, tiksliau jau nugriovė. Čia buvo tokia mokykla plįsta, tokiom didelėm grindim įskilusiom visokiom. Čia buvo ir gaisrų, ir potviniai visokie. O dabar va nugriovė ir toksai laukas. Įdomu, kaip bus garsas. Jūs girdėsit, ką nors ar vėjas labai pusnu pažiūrėsim toj. Jo, nesupratai, kad čia ta aikštelė? Aš supratau iš tą pastatą. Tas pats pastatas, kur žalia. Žiūrėk, kaip jis ten jis perėjo aplinko, aš galvojau, perlipo. Prepárate! Let me see you jump! Prepárate! Get ready! Get! Niña! Ahí vaya! Todo el mundo! Let me see you jump! Sportuokit, šaunuoliai. Atsargiai. Yes. Kur kamuolį palikai? Aš mačiau, bet tu turėsi eiti su manimi į Aldį. Nu va, smagiai. Būnam, sportuojam nuo mažiausio iki didžiausio. Gerai, kai geras oras, bet gaila, kad kitą savaitę jau sako, viso, baigsis. Geri orai, ei, nenukrisk. Edgaras iš jo pas draugus pažaisti futbolą, o mes šiandien sportuojam. Dabar lekiam iki Aldį, kadangi pasportavom, svorio numetėm, galim kažko tais ir į pilvą įsikišti, toliau auginti svorį. Tai va, einam iki Aldį ir po to susitiksim. Ko tu negali? Ne, va, tu štai.
Tomai, va padėk čia sausainius ir neškis. Lukai, duok dar jam saldainį. Saldainį. Truputį susinervinau. Blemba. Turėjom su Edgaru po 30-30 eiti pas daktarus. Turėjom appointmentą. Ir dabar yra 5 valandos. Edgaras ateina, sako, mama, tu nieko nepamiršai. Ir iškart jį pažiūrėjau ir prisiminiau. Sakau, Edgarai, tai kodėl mane priminiai? Paėmėm Luką ir galėjom iš karto eiti. Ir žodžiu, dabar nežinau, nes girdėjau tokią naują taisyklę yra, kad jeigu nenueini į appointmentą, kurį užsiregistravęs, tada tave gali išmesti. Nu, tikiuosi, po pirmo karto gal neišmes. Būtų nekas. Ojojoj, nu tai va, o dabar aš ką, jau šiandien yra penktadienis, rytoj šeštadienis ir reikia į darbą. Ir sakė, rytoj lys, tai dabar galvoju, ką rytoj rengtis tokio, kad būtų ir lietų, ir kada karšta, kai eisiu ryte. Ir po to eisiu dabar truputį dar pasiruošti, pasitvarkyti viską darbui. Ir eisiu filmą pažiūrėti kokį nors, pagulėti ir susikaupti darbui. Ir viską šiandien jau nieko neveiksiu. Šito filmuko dar nežinau, ar jau baigsiu, ar ne, eisiu pažiūrėti, ką nufilmavau, ką galiu įdėti. Nes galvoju, kad reikia daryti trumpesnius filmukus ir dažniau. Jūs parašykite komentaruose, kokios trukmės jums labiausiai filmukai patinka. Atsimenu, kad prieš metus ar kiek jau šito klausiau, bet dabar vėl įdomi jūsų nuomonė. Pavyzdžiui, aš kai žiūriu filmuką, jeigu jis man įdomus, man nesvarbu, kiek jisai tęsiasi. Bet noriu pažiūrėti daugumos nuomonę, kokios trukmės filmukai jums labiausiai patinka. Ar aš ne per ilgus vlogus darau. Nes pastebėjau paskutiniu metu, tai virš 15 minučių tikrai būna, o kartais ir virš 20. Tai nenoriu išsiplėsti. Ką? Palauk tuoj. Sakiau, nefilmuok mane. Nu tai ko tada atėjai, kai aš filmuoju? Nes tu blemba sėdė ir man reikia pinigų perkyti. Mama, einam. Edgas sako, mama, ką čia veikiam, kažką noriu šiandien nuveikti, nenoriu namie sėdėti. Sakau, o, tai gerai, varom į miestą, man kaip tik batelių reikia nusipirkti į darbą. Jisai sako, mama, tai kad aš nesu tavim noriu, ką nors veikti su draugais. Ir išvarė į miestą. Jo, pasijutau gerai, žodžiu, rankai įsitėliau. Vaikai auga. Jau su manim nenori. Jau su draugais. Neįdomu. Dabar viena. Sėdėsiu ir kaposiu.